pastoriau, kad atvykot pas mus. Dėkui jaunimas, kad pakvietė. Galėjote ir nekviest, bet vis tiek būčiau atvykęs turbūt. Nes iš tikrųjų ten, kur žmonės ieško Dievo, ten norisi iš tikrųjų būti ir pačiam. Ir be abejo po tokio gyvybingo šlovinimo bus šiek tiek ramesnis balsas. Ir brangiai, mes norisi kartu su jumis pasinerti į Dievo žodį, apie kurį mes šiandieną susirinkome pamastyti, pagalvoti. Ir aš žinau, kad kiekvienas iš jūsų turi vienokį ir kitokį klausimą. Dieve, aš tikiu, kad šiandien vakare tu man atsakysi. Dieve, aš tikiuosi, kad aš atrasiu tą raktą, kaip man kovoti, kaip man nesusipainioti ar dar kažką tokio. Brangiai, aš norėčiau, kad mes dabar truputėlį pasižiūrėtume į savo dokumentus. Kada jūs turite gimimo liudijimą, ten parašyta, kas jūsų tėvai, ne? Ir ten stovi Lietuvos Respublikos štampas. Vienam gimimo liudijimą pas mane yra Lietuvos Respublikos štampas, nes reikėjo išimti duplikatą, o kitam gimimo liudijime nėra Lietuvos Respublikos štampo. Ten yra Sovietų Sąjungos štampas. Ir kas yra įdomu, kad Sovietų Sąjungos štampas, jisai buvo veiksnus ir ten parašyta, kad čia yra Giedrius Sivilevičius, jo tėvai Aleksandras Sivilevičienė ir Stepas Sivilevičius. Ir lygiai taip pat duplikatė, kur uždėtas štampas. Jūs dabar žiūrite mane, Giedriu, ką čia skėdė, ne? Brangiai, ne tai, kad skėdžiu. Žinot, šiandieną jūs stovite čia, stovėjote Viešpaties akivaizdoje. Ir netgi negalėjote normaliai pašlovinti Dievo, todėl, kad kažkas jūsų širdyje buvo. Ir jūs sakėte savo širdyje, kad Viešpatė, lyg ir norėtųsi džiaugsmingiau tau kažką pasakyti, bet šiandieną buvo ta mintis, buvo tas, kitas, trečias. Aš atvažiavau čia, aš netgi bėgdamas atvažiavau, ten kažkur tais liko kažkas tokio. Ir lyg norėjote kažką tokio išprūsti ir pasakyti iš tikrųjų, Dieve, kaip norisi susitikti su tavim, pašlovinti tave, kad nieks netrukdytų. O dėl to aš ir pradėjau kalbėti apie gimimo liudijimą. Kada jūs priėmėte Jėzų Kristų, brangiai ten yra uždėtas jo kraujo štampas. Ir jeigu jūs net ir susimovėte, brangiai, jeigu jūs susimovėte, Jėzus Kristus, jisai nepakeitė savo nuomonės link jūsų. Mano tėvai, kada aš susimovęs buvau milijonus kartų, jie neįsižadėjo manęs. Taip jie pabardavo, taip jie mane sudrausmindavo, bet jie manęs neįsižadėjo. Neįsižadėjo. Mano tėvai nebuvo tobuli, kaip ir aš nesu tobulas tėvas savo vaikams. Bet, brangiai, pas mus yra tobulas Dievas, kuris sako, aš sumokėjau už tave nuostabią kainą, aš sumokėjau už tave. Ir šiandieną vietoj to, kad tu liūdėtai, taip, ateik ir išpažink, ateik ir apsivalyk, ateik ir pasakyk Dievui, ką tu šiandieną padarei ir kodėl būtent tu neišstovėjai. Ir Dievas sakys, aš neatsižadu tavęs, aš atvirkščiai, aš atleidžiu tau. Atvirkščiai, aš noriu tave pakelt ir statydinti toliau. Brangiai, jo tikslas, kad mes augtume, jo tikslas, kad mes jo žodėje tvirtėtume, jo tikslas, kad mes suprastume, kiek daug jis yra padaręs mums ir kaip nuostabiai kalba jo meilė. Taip mes dažnai susimauname, nes dažniausiai to priežastis yra, kad mes nežinome Dievo balso. Mes nežinome, kaip mums elgtis. Mes pasižiūrime į vieno žmogaus gyvenimą, pasižiūrime į kito žmogaus gyvenimą ir galvojame, o, va taip Viešpats veikia. Ne, va taip Viešpats veikia. Ir po to ateina mums sakyti, ne, Viešpats taip veikia. Po to kitas ateis ir sakys priešingai, ne, Viešpats taip veikia. Ir ką mums daryti su tuo? Brangiai, mes pradėjome nuo labai gero pagrindo. Mes turime gimimo liudijimą. Ir jau Dievas prakalbėjo mums daugiau negu žodžiais galima pasakyti. Juk Jono Evangelijoje mes skaitome ir žinome, kiekvienas iš jūsų žinot atmintinai 3:16, ne? Atsikėlę naktį, mes išpiškiam galime, visą kitą, ką tai reiškia mums. Jisai atidavė. Jisai atidavė. Žinot, jeigu reikėtų man atiduoti savo automobilį dėl kažkokio tais nusidėjėlio, pas mane kiltų kažkokios tai emocijos. Ar tikrai, Dieve, tai tavo balsas? Ar tikrai čia aš turiu aukoti savo automobilį, kuris yra man patogus, visą kitą? Dievas netgi nesvarstė tos patogų ir nepatogų. Jisai turėjo kažką brangaus ir tą, ką jisai turėjo, buvo tobula. Ir tą, ką jisai turėjo tobulą, jisai atidavė kiekvienam iš mūsų. Ir ant Golgotos kryžiaus Dievas jisai mums kur kas daugiau pasakė, negu galima, brangieji, iš tikrųjų išsakyti žodžiais. Ten kentėjimai, ten tavo ir mano nuodėmė, ten tavo ir mano nusikaltimas. Ir būtent jo pralietas kraujas yra užantspauduotas ant tavęs ir ant manęs.
nes Dievas taip pamilo tave. Ir šitas žodis yra tau. Ir štai mes šiandien pradedame kalbėti ir mąstyti apie tai, kaip Dievas kalba. Mes norime, kad lyg perkūnas prakalbėtų kartais mums. Mes norime tokio, žinote, tokio super, wow, tokio kažkas tai tokio tobulo. Bet mes tik tais pasižiūrime, atsiverčiame Dievo žodį ir Dievas pradeda mums kalbėti. Jisai pradeda kalbėti, mes skaitome apie Kristų, kaip Jisai vaikščiojo šioje žemėje, kaip Jisai su nusidėjėliais kalbėjo, kaip Jisai kalbėjo su tais, kurie iš tikrųjų buvo religingi žmonės, o mesgi galime greitai tokie tapti. Ir Viešpaties žodis vėlgi yra nukreiptas į mus. Kad mes suprastume, kas mes esame, ką mes čia darome ir kur mes einame. Sakysite, Giedriau, taigi čia filosofija. Nu, čia tiesiog klausimai, į kuriuos žmonės nori turėti atsakymus. Ir štai Dievo žodis, Jisai mums prakalbo, kad mes pasirodo labai brangus esame Viešpačiui. Ir mano kitą kartą poelgis, Jisai mane smarkiai nuliūdina ir priveda mane prie to, kad aš galvoju, kad jau Dievas daugiau su manim nebenorės kalbėti. Kad Jis daugiau nebenorės su manim turėti reikalų, kad Jisai daugiau niekada manęs taip nelaimins, nes pas mane vėlgi tas pats atsikartojo. Ir žinote, ateis visada pas jūs broliai ir seserys, kurie turės žodį iš Viešpaties. Nusidėjėliai žemės kirminę. Mirsi. Mirsi, jeigu nepadarysi, jeigu nepasakysi 3 kartus sveika Marija tenais, ar 10 kartų Tėve mūsų ir taip toliau, jūs žinote, apie ką aš kalbu. Bet mūsų pagrindas yra tai, kad mes turime gimimo liudijimą. Vėlgi, brangieji, grįžkime visada prie to, kad ką padarė Jėzus dėl mūsų. Ne tai, kad kol kas, ką mes padarėm jam, bet ką Jisai dėl mūsų padarė. Ir štai, vat, mano blogas elgesys, Jisai turi man iš karto duoti signalą, kad aš turiu ateiti pas Dievą ir išpažinti, susitaikyti su juo. Nes jeigu aš nesusitaikysiu su juo, ateina labai daug informacijos, kurią mes galime priimti kaip Dievo žodį. Kurią mes galime priimti tai, kad Dievas būtent sako man per tą seserį ar brolį, kuris sako, kad tu mirsi, nes tu nusidėjęs, nes Dievas tau neatleis. Ir žiūrėk, ir jie turi kažkom tais grėję, kažkom tais jie kažką grindžia. Bet kada mes, brangieji, ateiname pas Dievą ir pasakome, Dieve, aš suprantu, ką padaryti dėl manęs ir aš noriu susitaikyti su tavimi. Dievo žodis, Jisai turi savyje unikalią savybę, Jisai statydina. Jisai, brangieji, statydina mūsų vidinį žmogų. Jisai atgaivina. Brangieji, kada mes giedojame, mes supratome, apie ką mes giedame. Juk mes giedojame, kad iš pelenų, iš kur tu čia atsiradai? Koks tavo buvo prieš tai gyvenimas? Ar ne pelenuose buvai, ar ne pelenas buvai? Ir Dievas sako, štai, aš ateinu užmokėti už jį. Brangiai, žiūrėkite, kokia nuostabi žinia. Ar džiaugiatės ją? Įdomu tai, aš pastebėjau savę, nežinau kaip jūs, aš kitą kartą priėmiau kaip savaime aišku reiškinį. Jėzus mirė, taip, aleliuja, aš toks, žinote, turiu būti stiprus, aš turiu būti toks, anoks kitoks, ir jau aš pats save pradedu formuoti, ir čia, brangieji, kas gali atsirasti? Aš vėlgi galiu savo mintis priimti kaip Dievo mintis. Aš turiu būti toks, aš turiu būti toks, aš turiu būti ne kitoks. Jūs žiūrite mane, galvo, Giedriau, kaip tu mus painiai? Aš noriu, kad mes labai smarkiai užsicementuotume, užsibetonuotume ant to pagrindo, kad už mūsų mokėta kaina. Ir kad Jėzus, Jisai pasižiūrėjo mus kur kas giliau, negu vieną kartą aš mačiau vieną labai įdomią laidą. Čia yra vienas žmogus, kuris man pritas. Kada žmonės ieško brangakmenio ir kai jie suranda brangakmenį, jūs ir aš mes jį skirtume. Tai yra paprastas akmuo. Akmuo. Kažkas, mes įpratę, kad brangakmenis tai jisai blizga, kad jisai turi kažką ten tokio. Ir aš žiūrėjau tą laidą ir aš mačiau tą žmogų. Wow, sako, va štai čia, va, kažkas yra tokio nuostabaus, kažkas čia yra to. Ir aš galvoju, ką tu šneki? Čia paprastas akmuo iš Spirkėlį. O pasirodo, ten nėra nieko to, tai jokių priemaišų. Bet yra tas kiautas. Ir va tas kiautas kitą kartą, brangieji, mums trukdo pažiūrėti vienas į kitą ir į save patį, kaip Dievas žiūri į mus. Dievas žiūri mus su meile ir norėdamas išgryninti, Jis iššlifuoja. Ir dabar mes, brangieji, eisime toliau truputėlį šią temą, kad kai Dievas šlifuoja, mums skauda. Ir prieina
Kas prieina? Broliai arba seserys ir pasako, kodėl pas mus tai viskas vyksta. Aš dabar nesakau, kad mes neturėtume klausyti, ką sako broliai ir seserys. Aš labai norėčiau pažiūrėti, ką mes kalbam patys ir kokį Dievo žodį duodam, kada mes matome, kad kažkuriam žmogui sunku. Dievas iššlifuoja, Dievas jo gyvenime grynina. Ir kaip, brangieji, mums žiūrėti į tai. Lygtais atrodytų painus momentas, bet mes pasižiūrėkime, kad Dievo žmonės, jie visada buvo pirmiausia pasiruošę paklusti Dievo valiai, sužinoti Dievo valią. Ir nuo tada jie statydindavosi. Tada jie pradėjo statydintis, tada jie pradėjo augti. Aš papasakosiu, brangieji, kad mums kitą kartą būna lengva pasižiūrėti ir Dievo žodis mums sako apie Jobą. Ką Dievo žodis sakė? Dievo balsas kam sakė? Šiuo atveju Dievo balsas sakė velniui. Ar matei? Ir pasakė pačią nuostabiausią charakteristiką. Dievas pasakė pačią geriausią charakteristiką apie Jobą. O Jobas išgirdo tą charakteristiką iš Dievo apie save. Įdomus klausimas. Ir taip, žinot, žiūrit ir galvojat, brač, kaip ten parašyta, kas ten buvo, taip toliau. Žinote, Dievas prakalbo jam. O kur tu buvai, kai aš stačiau žemės pamatus? Žiūrėkite, bet Dievo žodžio jėga pasireiškia darbuose. Jisai neteko vaikų, jisai neteko galvijų, jisai daug ko neteko. Bet, brangieji, tie vaikai, kurio jisai čia neteko, jie jį pasitiks danguje. O kiti vaikai, kuriuos Dievas jam davė, brangieji, jį palydės danguje. Ir Dievo žodis ištartas apie šitą nuostabų žmogų, kuris iškentė, tikrai būdamas teisus, iškentė visus tuos sunkumus ir jisai nesusviravo. Jisai ieškojo Dievo. Ir kada mes ieškame Dievo, visada Dievas mums prakalbės. Bet visada, brangieji, aš noriu, kad mes vėlgi statytume pamatą, kad kai Dievas kalba, tai bus dažniausiai ne taip, kaip mes norim. Ir ne taip, kaip mes įsivaizduojame. Brangieji, kažkas iš jūsų dar mokosi, ne? Studijuoja. Po studijų ką planuoja daryti? Sakysit, Giedriu, aš turbūt turiu sakyti, Dieve, kur mane vesi, ne? Jūsgi turit planus, kur norit stoti. Kada mes einame į darbą, mes suplanuojame kažką tokią padaryti. Mes planuojame darbo metu, kad mes karjeros laiptais kilsime, dar kažką tokio darysime. Mes turime savo planus. Ir dabar Dievas pasakys mums, pavyzdžiui, kad visą tai patrauk. Ir sek paskui mane. Kaip mes pasielgsime? Įdomiai. Mes pradėsime uždavinėti klausimą, Dieve, ar čia tu kalbi, Dieve, ar čia iš tikrųjų iš tavęs visą tai ateina. Bet kada, brangieji, mes suprantame, kad už mūsų mokėta Jėzaus Kristaus kaina, kad jo kraujas yra pralietas už mus, kada mes statydinamės, brangieji, tame, kad mes galėtume augti jo tiesoje, Dievas kalba mums. Nes jisai jau prakalbo, kada mes buvome nusidėjėliai. Jo malonė, jo galybė apsireiškia kiekviename tame, kas ieško jo. Ir žmogus, kuris ieško Dievo, Dievas jam kalba. Bet nori prakalbėti visada ir velnias. Ir velnias jisai muš būtent per tai, kad jisai pradės pataikauti jūsų planams. Sakysit, brač, kaip čia dabar yra? Tai mano planai, jie yra negeri? Aš nesakiau apie tai. Bet kada tu susigalvoji savo gyvenime, velnias visada jisai pasakys, va tai yra gerai, tai yra gerai, tai yra gerai. Ir kada mes atsiverčiame Dievo žodį, Dievo žodis mums pradeda kalbėti. Ir jeigu mes norime atpažinti Dievo balsą, mes turime pasižiūrėti pirmas laiškas Hebrajams. Pirmas skyrius. Nuo pirmos eilutės. Daugelį kartų įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs tėvams per pranašus. O šiomis paskutinėmis dienomis prakalbo mums per savo sūnų, kurį paskyrė viso ko paveldėtojų ir per kurį sutvėrė pasaulius. Brangiai, anksčiau Dievas kreipėsi į savo tautą per pranašus, dabar jisai kalba per Jėzų Kristų. Jėzus Kristus sako, brangiai, apie tai, kad jisai
jeigu pasiliks, neateis šventoji dvasia, bet jisai eina pas tėvą ir jisai sako, aš melsiu, aš prašysiu, kad jisai atsiųstų šventąją dvasią. Ir brangieji, šiandieną Dievas kalba apie Jėzų Kristų, nes šventoji dvasia parašyta, ką jinai padarys, jinai primins Jėzaus Kristaus žodžius. Ir brangieji, visada sulyginkite tai, kokios mintis ateina ir kada jūs galvojate, kad tai yra Dievo mintis, pasižiūrėkite, ką tokia mintis kalba rašte, kaip Dievo žodis kalba. Kaip jisai šitoj situacijoje kalba. Aš galiu jausti vieną. Aš, pavyzdžiui, žinote, noriu stalus pavartyti kartais. Ačiū Dievui, kad ne bažnyčiai. Aš kartais darbovietėje noriu pavartyti stalus, galvoju, kad būtų tvarka, kas čia yra dabar taip toliau. Ir žinote, ir aš toks teisingas. Ir jūsgi teisingai būnate, ne? Va tai tvarką padarysiu. Ir Jėzus sako, ar tu gali tą tvarką padaryti? Tu tai darai. Aš taip dariau. Aš ir ant kryžiaus nuėjau. Eisi? Ant kryžiaus. Dieve, tavo malonė, aš atpirktas. Žiūrėkite, Jėzus, jisai veda mus kartais prie kančios. Kartais jisai veda tokius ganėtinai sunkių kelių. Ir jeigu mes, brangieji, iš tikrųjų žinome, kad Dievo žodis sako, jisai mus perspėjo, kad jūs kitais žodžiais būsite baltos varnos, kad šitas pasaulis jūsų nekęs, kad jūs būsite įsišokėliai iš šio pasaulio perspektyvoje. Jūs kažkokie tais būsite nenormalūs ir visai sakys, jie yra nukvakiai, jie yra sektantai. Bet Dievo žodis kalba jums, kad jisai mato jumise pasigėrėjimą, kada jūs ateinate pas jį ir savo meilę rodote jam. Kada mūsų gyvenimas rodo meilę jam, tai mes, brangieji, irgi kalbame Dievui, kaip jisai prakalba mums. Ir mes tada girdime jo žodžius, kuris jisai mus stiprina. Nes mūsų pagrindas yra, mes suprantame, kas mes esame. Mes esame krikščionys, atpirkti Jėzaus Kristaus krauju ir pašaukti visiems geriems darbams. Ir kada jisai kviečia mane į gerus darbus, aš kaip žmogus nenoriu eiti. Ir čia aš galiu pasiimti, žinote ką? Pasiimti tokią įdomią tezę, kad kai Dievas pasakys man, tada aš eisiu. Girdėjote savyje kartais tą mintį? Ypatingai, kada smigdantis žmogus prie parduotuvės stovi. Arba prieina koks nors tenais girtuoklis į jūsų automobilį pasibeldžia, tam dar kapeikų, tam kažką tokio. Brangiai, Dieve, jeigu tu pažadinsi mane, ką Dievo žodis sako? Skelbkite Evangeliją kada? Laiku ir nelaiku. Viskas. Ir brangiai, mes tada šitą pradedam atmesti, kad kada Dievas man prakalbės, mes jau žinome, kad šita mintis yra mūsų, ne? Mes jau pradedame nesipainioti. Nes mes žinome, kad Dievas jisai nori, kad mes kalbėtume žmonėms, kad mes sėtume tą gerą sėklą. Ir kaip ta sėkla šitoj ar vienokioj žemė, jinai augs ar neaugs, tai jau ne mūsų nosiai, bet mes turime sėti. Ir būtent ta sėja, jinai, kada krikščionis sėja, jinai labai daug kur pasiekia. Kažkada tais, toks yra nuostabus miestas Švenčionėliai. Mažai ten buvau, bet ten mokėsi mano mama. Ir ten buvo tokia labai nenormali mergina. Jinai rengėsi ilgiausius sijonus. Jinai niekad neidavo parūkyti, kaip eidavo kiti moksleiviai. Jinai nedalyvaudavo apkalbose. Ir vieną kartą, kai jau ėjo mokslas į pabaigą, jinai pasakė mano mamai, kol būsiu gyva, tol melsiuos už tave. Daugiau jie nebesimatė. O man kilo klausimas, kodėl mes 90 metais visa šeima įtikėjo. Aš žiūriu, ne visa šeima įtikėjo. Matote, pasakytas žodis. Pasakytas tas, jinai turėjo tą apriškimą iš Dievo, kad melskis. Kad melskis. Jinai nesupainiojo, nes dažniausiai mes meldžiame už save ir norime savo. Jėzus Kristus, jisai parodo savo elgesiu ir čia pat jisai įveda vienokią ar kitokią korekciją, kad jisai sako, jisai atėjo dėl mūsų. Ir kada mes gyvename, dėl ko mes gyvename? Mes gyvename Kristui. O gyvenimas Kristui, jisai susideda iš ko? Susideda iš to, kad mes tarnaujame jam. O jeigu mes tarnaujame jam, reiškia, jo žodis mums yra autoritetas, ar ne taip? Jo žodis turi būti mums šventa ir jisai kažkur veda mums. Labai dažną kartą aš girdžiu, galbūt ir jūs girdėjote, aš gavau iš Viešpaties. Ir nežinau, kodėl mano širdies durys užsidaro. Negaliu suvokti, kodėl. Negaliu suprasti.
Kažkoks, tai žinote, toksai lyg būna iš šono galva arba ten dar kažkas tokio. Brangiai, aš iš nieko nesijuokiu. Aš tiesiog kalbu tokius paprastus, kitąkart gyvenimiškus dalykus, kur tu po to, kai pasako tau, bet tu supranti, kad tikrai Dievas nekalbėjo. Ir pas mus prasideda abejonės, kada vienas pasako, kitas pasako, kaip man elgtis. Brangiai, kuo mes daugiau žinosime Dievo žodžių, tuo daugiau mes žinosime, kaip mums reikia elgtis. Kuo mes daugiau studijuosime apie Jėzų Kristų, tuo daugiau Viešpats kalbės mums per jį. Nes jo gyvenimas parodys kiekvienoje mūsų gyvenimo sferoje, kaip mes turime pasielgti. Jėzų pakviečia, jisai eina. Jėzų nori pašlovinti, jisai kažkur tais praeina. Jėzų, o kas blogai, kad tave pašlovins? Nieko tame blogo nėra. Bet Jėzus jisai žino tikslą. Ir šitą tikslą paliko mums. Kad gyvendami šioje žemėje mes šlovintume Dievą. Kad mūsų gyvenimas jis iš tikrųjų būtų visiems kaip skaitoma knyga. Ir dabar, brangieji, aš žmogus, kuris noriu gauti iš Dievo kažkokį tai žodį, aš turiu užsiduoti klausimą. O ką šiandieną perskaitė mano broliai ir seserys? Ką šiandieną perskaitė šio pasaulio žmonės? Ir prašau. O aš kažko norėjau. Aš norėjau, kad Dievas man atsakytų. Aš norėjau, kad, žinote, kaip apie Jėzų Kristų ten būtent, vieni sako griaustinis, ten kiti, tenais angelas prabylo ar dar kažkas tokio. Bet brangiai, pasirodo, kad viskas yra labai paprasta. Dievas mus kviečia tarnauti jam, patarnauti. Kad mes neštume šviesą. O kaip man gauti tą šviesą? Jėzus pasakys kaip. Jisai mums parodo. Ir va tie balsai, tie va visokie, jie, žinokite, jie kitą kartą tiesiog išmuša mus iš vėžių. Ir vėlgi tas pagrindas. Aš turiu antspaudą. Kad aš priklausau dangiškai karalystei. Ir kad jis manęs neatsižadės. Ir dabar yra klausimas man, ar aš jo neatsižadėsiu. Išgirdęs Jėzaus žodžius, apaštalas Petras, jisai nesutiko su Jėzaus žodžiais. Sako, aš ir mirti. Ne. Ką tu kalbi? Ką tu kalbi? Aš pasiruošęs, aš pasiryžęs. Brangiai, supraskit mane teisingai. Labai daug kartų aš buvau konferencijose. Labai daug kartų aš buvau seminaruose. Ir vat kada tu grįžti, tai atrodo, kad va čia vat dangus. Atidarai namų duris. Ir atrodo, kažkur tas dangus dingo. Kartais būdavo tas dangus kokią savaitę, kitą pasilaikydavo. Bet paskui kažkur tais išsigaruodavo. Ir brangiai, kaip mums reikia iš tikrųjų šiandieną statydintis tai, kad Dieve, tu man kalbėk. O jisai anksčiau kalbėjo per pranašus, dabar kalba per Jėzų. Ir kada jisai kalba per Jėzų, jisai parodo, kad jisai yra romios širdies. Reiškia, jeigu tu romios širdies, pas mane jinai irgi tokia pat turi būti. Man nesako tos galingas balsas, kad Giedriau, pas tave turi būti romi širdis. Jėzus sako, ateikite pas mane visi, kurie trokštate ir esate prislėgti. Ir aš nuraminsiu jūs. Kur aš turiu eiti, kada iš tikrųjų gyvenime audros yra. Kada vat viskas atrodytų lūžtų, dūžtų ir visa kita. Aš noriu balso, Dieve, pasakyti man ką nors. O Jėzus jau pasakęs yra. Sako, ateikite pas mane. Ir žinote, pas jį nėra darbo valandų. Ačiū Dievui. Ir naktį, ir ryte, ir kada iš tikrųjų labai skauda, mes galime ateiti pas jį. Vat būtent Jobas jis irgi taip elgėsi. Ir Dievas davė jam stiprybę. Matau aš per visą šitą knygą, kaip jisai kreipiasi į Dievą, kaip jisai analizuoja savo gyvenimą, kaip jisai ieško, kaip jo sako, o jeigu aš sutikčiau tą. Arba jisai tai sako, jis mane žudo, o aš pasitikiu juo. Kokia gilybė. Jisai negauna jokio žodžio, bet jisai žino, kad jis priklauso Dievui. Ir kad viskas jo rankose yra. Ir mes, brangieji, pasitikėkime Dievu. Visada atsiminkime, kad mes priklausome jam, už mūsų mokėtą. Yra tas antspaudas. Epochos visokios šito gyvenime būna. Bet jo antspaudas išlieka per amžius. Kartais mes galvojame, o kaip bus amžinybėj. Man reikalingas Dievo balsas, kad jis pasakytų, kaip amžinybėj bus. Atsiverčiu apreiškimo knygą. Matau, kad jisai mums duos baltus drabužius. O pats jisai bus apsivilkęs raudonai. Ir mes visą amžinybę matysime, kad jo pralietas kraujas. Ir mes šlovinsime jį ir garbinsime.
Ir jo žodis šiandieną yra tau ir man, nes Biblijoje mes matome, Petrai, ar tu myli mane? Petras, taip, myliu tave. Jėzus antrą kartą paklausė, ar tu myli mane? Jisai kiek kartų manęs klausė, lygiai taip pat, kad aš padarydavau vieną ar kitą, kad aš sakiau, kad aš būsiu tikras krikščionis, kad aš būsiu va tas, va toks, visą kitą žinau, aš po seminaro, aš po susirinkimo, aš po pamaldų, aš grįšiu, aš būsiu stiprus. Ir žiūriu, kad šnipštas. Ir aš iškodavau, Dieve, pasakyk man. Sunku, kaip biškė, ne? Neturi būti sunku. Nes tame ir atvirkščiai yra visas džiaugsmas. Aš dabar truputėlį pilčiau tai, kas būna mūsų mintise, kas būna mūsų gyvenime. Mes kažko tais norime, bet atsakymas jisai čia pat yra. Jėzus sako, aš amžiną meilę pamilau tave. Ko tau dar trūksta? A kodėl aš turiu pamainyti savo meilę? Kodėl aš ją turiu užkasti? Kodėl aš ją turiu paminti? Aš esu tas, kuris buvau ir būsiu ir visada būsiu. Brangiai parašyta, kad jisai amžiną meilę pamilo mus. Imkime va tai ir laikykime ir pradėkime judėti paskui jį. Pradėkime judėti ir įnikime į save ir į mokymą. Taip kaip apaštalas Paulius sakė. Įnik į save, pasižiūrėk, kas šiandieną dar tau pačiam trukdo ateiti pas Dievą ir tu atrasti. Bet dažną kartą pas mus būna mūsų charakterio savybės, kurias mes bandome prišlifuoti ir pristraukti prie to, kad lygtais dvasingumo apraiška. A, koks Elijas buvo? Koks Elijas buvo? Aha. Nu gerai, o Elizėjus koksai buvo? O tie broliai, gerai, o koks Jėzus buvo? Ir vis tiek viskas suės į Jėzų. Ir žvelgdami į jį mes galime lyginti jo žodžius su tai žodžiais, kuriuos mes kitą kartą priėmam kaip Dievo žodžius. Žiūrėdami, brangieji, ir kuo daugiau mes suprasime Dievo žodį, tuo daugiau mes matysime, kad kur mes darome klaidas. Pas jūs nebuvo taip, kad atsistoja ir galvoja, Dieve, o kuriuo keliu man važiuoti šiandieną, kad nepapulti į avariją? Pas mane būdavo. Ir žinote, tai būdavo taip, tu kažkaip lygtais bandai tą balsą tokį pritempt, turbūt šitų kelių. Pravažiuoju šitų kelių, avarijos nėra. Ačiū tau, Dieve, aš gavau tavo apreiškimą ir dėl to grįžau. O grįžau ne todėl, kad aš gavau apreiškimą, o todėl, kad Dievas saugojo mane. Nes parašyta, kur žengs mūsų koja, jisai saugos. Ir brangiai, dažną kartą mes turėdami savo planus, aš grįžtu prie to, mes turime savo planus ir norime pritempti Dievo žodį prie mūsų planų. Ir tada mums reikalingas jo žodis, jo balsas, kad jisai prakalbėtų mums, o jisai paima ir nekalba. Dievas, jisai turi teisę mums neprakalbėti. Bet iš didelės meilės jisai būtent prakalba taip, kad mus atidintų. Niekada Dievas nepasakys, nueik pas brolį ir pasakyk, kad jisai šioks, anoks ir trečioks. Nesakys taip Dievas. Sakysite, kodėl? Todėl, kad parašyta, kaip aš turiu savo brolį pasiekti. Kaip aš turiu elgtis. Kaip aš turiu paimti pasniką. Kaip aš turiu žiūrėti dėl savo širdies, kad aš brolį galėčiau pasiekti. Kad jisai būtų laimėtas, kad jisai būtų taip. Ir brangiai, kiek daug šiandieną mes girdime balsų, kiek daug mes šiandieną girdime visokių, taip Dievas veikia, taip Dievas neveikia. Ir dar vienas yra baisus dalykas, kada žmogus pradeda ciklintis ir sakyti, man Dievas kalba. Ir jūs nelįskite prie manęs, nes man Dievas kalba. Jūs čia pabūkite, o aš toks. Kur šito yra priežastis? Kad žmogus jisai būna patenkintas savo gyvenimu, arba labai nepatenkintas, bet jisai nori vis tiek darodyti, kad tai kalba jam Dievas. O Dievo žodis sako, palik visą tai. Tave iš vis šitoj žemėje niekas neturi pririšti. Bet čia vėlgi yra ir kitas kraštutinumas. Dievas jisai parodo, kad iš tikrųjų tu turi prisirišti prie Jėzaus. Ir tu turi būti atviras jo žodžiui. Tu turi būti atviras jo žodžiui, nes, brangiai, jo žodis gyvybę teikia. Jo žodis gyvybę teikia, nes parašyta, kad ne vien duona gyvas žmogus. Kada pas žmogų būna dvejonės, kodėl Dievas turi man prakalbėti? Ten girdėjau Giedriui kalbą, ten girdėjau, ten dar kažkam kalbą.
O kodėl jis turi man prakalbėti? Čia dvejonės, ne? Ašgi koks? Ašgi žinau, koks aš. Liūdna? Ne. Žinot, kodėl neliūdna? Brangiai, taigi koks pirmas pamatas, kurį mes dėjom? Aš turiu gimimo liudijimą su pačiu nuostabiausiu antspaudu. Aš turiu liudijimą, kad jisai kovos už mane, kad jisai manęs neatiduos. Aš turiu liudijimą, kad aš esu brangus jam, jisai įrodė ant Golgotos kryžiaus. Aš esu brangus jam ir tu esi brangus jam. Brangus mano broli, mano seserė. Jūs esate brangus Jėzui. Ir jisai sako, ir aš kalbu tai, bet jūs kitą kartą netikit. Jūs imate savo mintis. Jūs sakote, jisai negali manęs mylėti. Todėl, kad aš tą ir tą ir tą padariau. Ir jūs prisiklausėte kitų žodžių, kad tavęs Dievas negali mylėti. Jisai pamilo mus tada, kada mes buvome nusidėję. Jisai pamilo mus tada, kada mes buvome šio pasaulio akise nieko verti. Mes buvome tas nenušlifuotas almazas, brangakmenis, ar kaip jį dar pavadinti. Ir jisai ateina ir jisai sako, aš moku už tave kainą, nes myliu tave, nes pamilau tave. Ir brangesnio už tave nėra. Ir pas mane kopijų nėra. Nėra kopijų. Nebuvo toks pats žmogus 2000 metų atgal. Mes ne prieš tą Dievą stovime. Pas jį nėra pasikartojančių žmonių. Kažkiek gali pamatyti panašumų, charakterių, savybių ir taip toliau, bet pas jį nėra tokio antro kaip tu. Tai įsivaizduok, kaip jisai yra ne tai, kad įsipareigojęs, suinteresuotas, kad tu būtai su juo. Nes aš galiu savo padaryti kopiją, aš galiu nusipirkti savo kitą automobilį, panašų, tos pačios spalvos, tos pačios komplektacijos ir jisai atrodys taip. Bet Dievas sako, tu man ne automobilis. Ir žiūrėkite, Dievas jisai kalba mums iš tikrųjų meilės kalba. Meilės kalboje būna griežtumas, faktas. Būna griežtumas. Bet brangiai, išlyskime iš to kevalo, jis turi taip prakalbėti, jisai kalba taip, kaip parašyta Dievo žodyje. Nes anksčiau jisai per pranašus kalbėjo, o dabar kalba per savo sūnų. Ir vat mums, brangieji, sekmininkams, kom yra gerai, nes šventoji dvasia šiandieną mums primena Jėzaus Kristaus žodžius. Ir duoda būtent tas pergalės, kurios reikalingos mums. Ir tada mes pradedame statydintis. Nes mes prisiklausime, kaip Dievas kalba. Mes prisiklausime, kaip Dievas nekalba. Mes prisiklausime, kaip buvo, kaip turi būti ir visa kita. Bet, brangiai, yra asmeninis mūsų liudijimas, kad Dievas man prakalbo. Ir tai, brangiai, pasireiškia kuom, kad yra vaisiai. Nes pagal vaisius atpažįstame, koks yra medis. Man Dievas kalba. Tau nekalba, tau galbūt prakalbės. Bet man kalba. Nu, aš toksai, žinote, kuklus žmogus čia. Nu, man šiaip tai Dievas kalba. Brangiai, iš tikrųjų, visiškai ne taip. Jisai kalba kiekvienam. Ir kalba per Dievo žodį. Ir kalba tam, kad statydint, o ne griaut. Nes mes prigrovę esame labai daug. Ir šiaip ką mes galime padaryti, brangiai, kas mums tobuliausiai sekasi. Mes netgi nenorėdami, mes galime sukonfliktuoti. Todėl, kad vienas dalykas, mes negalime išgirsti vienas kito normaliai. Suprasti to motyvo. Ir Dievas sako, skaitydamas Dievo žodį, mes suprantame jo motyvą. Ir jo motyvas, jisai mums daug ką pasako. Jis pasako ne tik apie tave, Giedriau, bet vat visi čia yra svarbus. Aš pasikartosiu, pas jį kopijų nėra. Pas jį kopijų nėra. Paimti tave sulipdyti iš naujo, jisai jau tai daro. Nes tu ir aš, mes esame nuodėmės pančiuose buvę. Ir jisai mus išrovė. Ir mes, brangiai, dabar stovime jo akivaizdoje ir jisai kalba mums. Truputėlį nuslydo iš savo jaudulio tom, kad Dievas kalba ir mes savo asmeniniam gyvenime pradedame matyti, kur buvo teisūs mūsų broliai ir seserys, o kur ne. Pasakysiu vieną tokį pavyzdį, kada aš norėjau, kad šventoji dvasia vestų ir, žinote, toks žemam startą, taip, tai vat kažkas tokio. Ir lygtais tu pats pradedi, lygtais kaip ir šventai dvasiai padidinėti. Va taip, dabar va taip, gal čia tokio, žinai, gal kažką čia pavešt, o gal čia dar kažkas ten tokio ir visa kita. Ir taip žiūri, kažkaip lyg ir Dievas prakalbo, lyg ir neprakalbo, lyg tai tokia emocija kažkokia buvo, faina tokia. Aš taip jaučiuosi pakylėtas, bet žiūri kažkoks šnipštas. Ten tu žmogų pavežė automobiliu ir ten
apie ten blogą kvapą tai aš nešneku, kas įvyko ten ir tu net iš vis nesupranti, tu net apie Jėzų nepašnekėjai. Kažkaip tai tu ir apie politiką pašnekėjai, apie valdžią ir visą kitą ir tu galvoji, va čia prašau. A būna tai atvažiuoju ir kažkur tais viduj. Kažkur tais viduj, kai buvo vienas atvejis, noriu pasidalinti su jumis. Važiuoju, aš nuvežiau mamą, 3 km nuo Nemenčinės, grįžtu atgal, o ten stovėjo jauna mergina ir stabdo automobilį. Įsivaizduokit, mergina važiuoja ten, o aš važiuoju taip ir žiūriu į ją ir viduj toksai, man dabar sunku pasakyti, tai balsas, ar tai ne balsas, pavežk ją. Giedrė. O kaip aš esu išmokytas? Automobiliai turi būti, jeigu ten bus mergina, turi būti būtinai dar vyras arba kita mergina. Nes kada vienas vyras ir viena mergina, ten nueis, ujujui. Nu, brangiai, šiaip visumoj aš nieko tokio nepasakiau, kas gerai būtų. Mes taip kaip ir nenusidėtum. Bet žinote, va tokie prizmė, lygtais tada man pasirodė, kad, nu aš girdėjau, kai čia kaip Dievo balsas. Ir Dievas sako, pavežk ją. Sako, Dieve, aš jau turėjau ne va tavo balsu. Ir man atrodo, kad jau čia kažkas ne taip. Bet šventoji dvasia, jinai pradeda daryti labai, jinai ne teroristas. Jinai pradeda kažką daryti su širdim. Ir aš taip kažkaip tirpau, apsisukau. Atsisėdo jinai. Ir mano lūpos iškart atsivėrė kalbėti Evangelijos žinią. Kad Dievas myli. Kad Dievas sumokėjo kainą. Pas ją širdis atverta. Ir žinote, skambutis. O aš vidai pradėjau kažkaip atmelstis. Jinai padėjo ragelį, sakau, žinau, kas skambino. Sako, nu kas? Sakau, mama skambino. Jinai tau pasakė, gerų žmonių nėra. Ten bus toksai posūkis, jisai turės pristabdyti, tu galėsi ir laisvai iššokti. Sakau, nesibijok, aš tave namo nuvešiu. Sakau, tu turi sūnų, bet neturi vyro. Vaikinas tave apgavo. Patikėkit, Giedriau, ką tu skiedi? Sako protas, o lūpos šneka šitą. Aš žinau, jinai žiūri mane, sako, iš kur tu visą tai žinai? Sakau, aš nieko nežinau apie tave. Dievas, jisai žino ne tik tavo vardą. Jisai žino tave visą. Nesibijok, sako, aš nuvešiu tave. Ir mes pasimeldėm. Ir aš daugiau jos nebemačiau. Brangieji, kodėl mums reikalinga atskirti Dievo balsą? Todėl, kad, brangieji, kada pas mus yra chaosas, ar taip Dievas kalba, ar ne taip, mes užkabinam tas temas, kada kažkas mums prieina ir išduoda kaip Dievo balsą, kaip Dievo žodį. Mes turime ištirti visą tai. Mes turime ištirti, ar iš tikrųjų tai sutampa su Dievo žodžiu. Dievas niekada neprieštaraus savo. Bet yra dabar tokios įdomios situacijos, kur mes turime būti švarūs ir tyri prieš Dievą. Kad jeigu aš, tarkim, pamatau ir aš pagalvoju, kad galbūt mano kūnas tai prakalbėjo, kad man pavežti šitą, aš turiu iš karto ateiti pas Dievą ir pasakyti, Dieve, tu teisėjas. Man atrodo, kad ne, bet mintis tokia tai atėjo, kad kažkas gali manyje, kažkas būti jau nebe taip, kad aš noriu pavežti jauną merginą. Ir vangiai, būtent čia viduj ir vyksta mūsų asmeninis bendravimas su Dievu. Dieve, ar tu mane dabar nukreipi, ar visgi tai yra mano? Ir kuo mes daugiau praktikuosime šitame, ieškosime tyrumo, sąžiningumo Dievo akivaizdoje ir netgi būsime pasiruošę priimti iš jo nelabai malonių žodžių savo. Jūs įsivaizduokite, šitoje situacijoje, jeigu visgi pas mane kažkas būtų sujudėję, suvirpėję, kūnas norėtų kažko tai tokio, ko tikrai negalima, ir jeigu tai būtų, Dievas man prakalbėtų, jeigu aš esu atviras jam, Giedriau, čia tavo kūnas, važiuok namo. Ir šventoji dvasia nukreiptų namo. Bet aš turiu būti atviras Dievui. Aš turiu būti atviras ir išgirsti iš jo kartais man nepatinkančius žodžius. Nes aš prieš tai ilgus metus dariau vieną didelę klaidą. Nes aš pats projektavau Dievą. Tu neturi sirgti. Nu kaip ir neturiu.
Ir vienu žodžiu, mums nepriklauso ligos. Nu, kaip ir nepriklauso. Ką sako Dievo žodis? Apaštalas Paulius, kuris turėjo labai tikrai didelį šventosios dvasios veikimą, jis uždėdavo rankas ir žmonės pagydavo, ne? Kodėl tu Trofimą sergantį palikai? Kodėl tu išvis mano akise tu skėdi, kad tavo mylimas sūnus Kristuje vartotų šiek tiek vyno? Va gražiausia. Yra įdomus tokie momentai ir čia, brangieji, mes vėlgi turime turėti tą skaidrę širdį, kad Dievas galėtų kalbėti. Kitaip tariant, praktikuokite tame. Žiūrėkite, kas kalba. Ar tai kalba jūsų pomėgis ir jums tai yra pakeliui. Bet dažniausiai, kada Dievas kalba, tai jums būna ne pakeliui. Norite vieną, norite kitą. Buvo toksai atvejis, kad Dievas, jisai prieš darydamas vienokį ir kitokį darbą, jisai prakalba ir netgi prakalba mūsų lūpomis. Sakysite, ką čia vėl sakai? O dar pasakysiu. Iškės, vėl nuvežiau mamą. Mano jau žmona žino, jeigu vyras užtrunka, jam skambinti nereikia. viskas bus gerai. Tai brangiai, važiuoju ir, žinot, kaip gerai automobilį išlovint Dievą, kai tu esi vienas. Pataikai. Na tas? Nu, turbūt pataikai. Ir kažkaip tais ir pasimels gali, ir pasakyti Dievą, ir čia prisidirbau, ten prisidirbau. Žinot, ir mėdėsi, džiaugiesi, visą kitą, kaip ir viskas faina. Ir nežinau, kodėl mano lūpose tokie žodžiai ir apsaugok mane nuo peilio. Nu, Giedriau, kas čia dabar tokio? Nuo peilio. Kas tas peilis, kam tas peilis? Visai taip. Ir vėlgi atvažiuoju ir pas mane, žiūrėkite, jau pas mane yra patirtis. Eina žmogus į kitą pusę. Aš dabar nesakau, kad Dievas būtent jūsų gyvenime tai veiks. Aš tiesiog kalbu, kaip mes tai ištyrėme. Nes buvo kartas, kada aš galvoju, mano apsiriškimas, aš galvoju, kad tai Dievo, tai buvo visiškas šnipštas. Ir aš žinau, netgi juslinis dalykas. Jisai daug ką pasako. Antras buvo ten, kur pavežiau merginą. Trečias kartas, kai tam malda apsaugok nuo peilio, eina žmogus pėdina savo. Nu, aš sustojau, mangi nepakeliuigi. Sakau, tai kur gyvena? Ten ir ten. Ir jisai iš karto atsiveria. Sako, ten pas tave muzika gražiai groja, ten apie Dievą, visą kitą. Sako, Dievas mane nevylė. Sakau, kodėl? Sako, aš Afganistane tarnavau. Ir kada aš nuėjau pas kunigą, sako, kunigas mane išmetė iš bažnyčios. Sako, Dievas tavęs nepriims, nes sako, pas tave iki čia rankos kraujai. Einu pas psichologus, jie sako, klausyt manęs negali, kai aš noriu savo širdį atiduoti. Nu, atverti, atsiprašau. Sako, jie net klausyt negali, tų visų siaubų. Sako, ką man daryti? Ir tu sakai, kad Dievas mane myli. Ir Dievas myli, sako, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir čia, engėjai, kaip gerai, kada tu atiduodi Dievo žodžius. Bet pamokslininkai ką daro? Gerbiamieji klausytojai. Norime paruošti jūsų ausis, dėl to kreipsimės į jūs labai maloningais žodžiais. Nu ir vat. Nu ir aš taip norėjau, kažkaip taip kalbėjom apie Dievą, taip, žiūrėk, kaip Dievas viską gražiai sukūrė, ten reiškės, mėnulis ten buvo, ten viskas, paskui žiūrėk žolė. Sako, aš nekenčiu žolės. Aš niekada per ją nevaikštau. Ten sako, įtemptus granatus. Dieve, tu kalbėk. Dieve, tu kalbėk, duok žodį. Reikalingas tavo žodis, šventoji dvasia veik. Ir kalbėjom ir aš kalbėjau, kaip Dievas apsaugo savus, jisai uždavė karo temą, kodėl tai vyksta ten. Tiesiog labai ilga diskusija buvo, ilgas pokalbis. Ir žinote, aš sėdžiu už automobilio, tik čmukšt, ir čia vat peilis sustoja. O aš net nesujudėjau, aš ramus. Sakau, geras. Sakau, Dievas tave saugo. Brangiai, jeigu jūs pagalvojate, kad aš giriuosi, ne, tai yra tie dalykai, kad kur kartais Dievas mus veda. Dievas mus apsaugo, jisai duoda netgi žodžius, kuriuos reikia kalbėti, bet prieš tai mes turime turėti jo vedimo žodį. Ir parašyta, brangieji, kad evangelija bus paskelbta visam pasauliui. Nusikaltėliams, visokio plauko žmonėms, netgi tiems, kurie kitą kartą mums kažką blogo daro. Svarbiausia mums nesusipainioti, nenuteisti žmogaus. Kada mes nuteisėme žmogų, mes galime išgirsti kitą žodį. Atsimenu, labai toks geras, man irgi gera buvo tokia pamoka, brangieji, ir aš kalbu labai atvirai.
Nors gal jūs po to mane galėsit smerkite, bet kalbėsiu atvirai dėl savo vienokio ir kitokių klaidų. Ir žinote, mes meldėmės ir ten buvo vienokie ir kitokie tarnautojai. Ir šventoji dvasia pradeda pripildyti mane. Ir pradeda eiti žodžiai. Ir aš žiūriu tą brolį ir galvoju, nu tu tai gausi. O tai tau Dievas prakalbės tai. Ir žinote, ir eina žodžiai, kaip jisai nuostabiai tarnauja, kaip Dievas vertina jį, kad Dievas padės, kad Dievas jį praves ir visa kita ir visa kita. Ir rangiai, žiūrėkite, mes šiandien užkabiname dvi temas. Mes turime įsivaizdavimus vienas apie kitą. Ir tai gali mums irgi trukdyti gauti Dievo žodį. Gauti Dievo žodį. Mes galime pamatę gyvenimo vienus ar kitus kelius, sakyti, va jisai yra toks. Ir va Dievas būtent prakalbės va taip. Ir vėlgi viską tai pradedame patys griauti ir sakyti, Dieve, kalbėk tu. Aš galiu apsirėpti. Ir visada, brangieji, kada jums kyla klausimas, ar tai kalbėjo Dievas ar ne, Dievas mums duoda visada privilegiją pasiklausti jo. Ar tai tu iš tikrųjų kalbėjai man? Ar tai tavo balsas buvo šiandieną ryte? Ar tai tu, Viešpatie Dieve, kėlei mane? Ar tai tu mane skatinai kažką pasakyti? Ar tai tavo balsas buvo, Viešpatie, kada aš stačiau klausimą, kaip man elgtis vienokio ir kitokio situacijų? Brangiai, kada mes esame atviri prieš Dievą, atviri patys prieš save, nes pats didžiausias melas, kada mes patys save apgaudinėjame. Ir vėlgi tokia situacija iš mano gyvenimo, kada aš truputėlį turėjau dirbti Airijoje. Ir atsikėliau ryte, nes Viešpas pažadino. Jau pas mane šitas yra, aš jau žinau, kai Viešpas žadina. Jau buvo, ta prasme, jūs irgi tai ištirsite savo gyvenime. Jūs pamatysite, kad jūs pats pasižadinat dėl to, kad jums kažkas yra neramu ir galvosit, kad Dievas. Po to visgi pamatysite, kada būsite nuoširdūs su juo, kada ieškosite jo, kada viską tai sulyginsite su Dievo žodžiu, atrasite tai. Ir brangieji, dar kol minties nepamečiau, visada, brangieji, eikite pas savo tarnautojus. Jeigu jūs galvojate, kad gavote vienokį ir kitokį apreiškimą, ateikite pas tuos, kurie rūpinasi jumis. Tai yra viena iš būtiniausių sąlygų. Jūs kažkur išmoksite, jūs lygiai ten pat išgirsite, kad čia ne visiškai sutinka. Ir tada jūs vėlgi galėsite ištirti. Tai dabar truputėlį sustojam ir Viešpas pažadino, kad aš išgirdau, kad aš skrisiu su šeimininkė ir kad aš kalbėčiau jai apie šeimą. Žinote, aš taip miegot norėjau. Aš lovai pasimeldžiau, po to atsikėliau, kada uždintuvas suveikė. Ir mes jau čia buvo skrydis namo. Aš atsisėdau į automobilį, važiuoti iki Dublino buvo 2 valandas. Ir šeimininkė sako, aš su Giedrium skrendu, ten daug mūsų skrido darbininkų. Sako, aš ten, tarkim, 14 eilėje, o aš ten 4, čia, aš jau neatsimenu to. Ir aš 2 valandas, Dieve, pamokslauti tik tai sekmadienį vakarą reiškia. Visai formą pamečiau, Dievas man nekalba, čia kažką aš išgirdau ir žinote, taip atgailauju ir nuo tos atgailos nesuprantu, kodėl man pačiam bloga darosi. Atsisėdu šitą, lėktuvą ir galvoju, grįš namo, nusidėlis ir formą praradęs Giedrius. Čia toks, žinote, toks rusiškas posakis yra geras, groš cibecina, skatikas kaina tau. Ir, žinote, mes pakylam, čia sėdi vienas vyrukas, čia sėdi kitas vyrukas ir aš toksai, toks negirdintis Dievo balso, visą kitą. Ir pas tą vyruką ateina mergina, sako, einam ten sėst, ten geriau. Nuėjo. Dabar, aš plytelių klojėjas. Kokia tai profesija. O šeimininkė tai, aukštuomenė, ta prasme, nagai, makiažas, manieros. Ir jeigu jie tik tais galėjo savo leisti nusipirkti už 500 000 namą ir dar 700 000 į jį investuoti, ir jie sako, jums neužtenka, reikia dar. Įsivaizduojate, kas tai yra per žmogus. Vėlgi, aš jos nežeminu. Ne. Tiesiog sakau, kas esu aš, kaip tas dvarneška ir kas yra šeimininkė. Kodėl šeimininkė turi atsisėsti prie manęs.
Įdomu, ne? Ir jinai atsisėda. Ką daro dėdė Giedrius? Sako, Dieve, atleisk, kad aš 2 valandas atgailavau neaišku už ką. Tiesiog, brangiai, jau geriau taip atgailaut, bet, brangiai, vis tiek turėti tikslą būti švariam prieš viešpatį. Turėti tikslą, kad viešpatė, aš galiu suklysti, aš suprantu, kad aš galiu suklysti, aš tavo balsą galiu supainioti, bet aš noriu būti tyras prieš tave, aš noriu būti sąžiningas prieš tave. Aš nenoriu girdėti kitų balsų dėl to, kada aš sudvėjoju tuo. Man geriau atgailauti, negu tai sakyti, ne, visgi taip yra. Ir čia viena iš tų klaidų. Ne, man Dievas pasakė viskas, atstokite nuo manęs visą kitą. Kitas kraštutinumas, o gal Dievas sakė, gal Dievas nesakė, tame irgi mes neturime pasidėti. Tiesiog, brangiai, ieškokite Dievo ir žiūrėkite visą tai, kas surašyta jo žodyje. Ir žinote, jinai ten kažkokias man nuotraukas parodė, visą kitą, jie ten 2 metus yra apsiženyje ir taip toliau, taip toliau. Ir žinote, pato žiūriu, kas čia taip tam kūne darosi ne taip. Kažkaip tai... O pasirodo, brangiai, mes jau leidžiamės. 3 valandas praėjo, aš realiai kalbėjau apie šeimą. Kitaip tariant, Dievas, jisai matė visą šitą situaciją. Ir to situacija, brangiai, jinai nesusidėjo tik iš šito. Mano brolis susirgo ir negalėjo skristi. Jeigu mano brolis, su kuriuo aš dirbu, jisai būtinai arba aš pasipersėčiau, arba jisai pas mane persėstų. Kada Dievas veikia, jis užkabina labai daug sferų. Ir va tai pamatykite, kad Dievas, brangiai, kada jūs veda, jisai kažką tais nori laimėti. Jisai jūs paskatins, jūs išugdys, jūs išmoksite išgirsti jo balsą. Jūs būsite dalininkai ir liudininkai jo darbo. Brangiai, bet aš vėlgi pasikartosiu, mes turime atsiverti jam ir mokytis išgirsti jo balsą. Žinote, aš daug kartų girdėjau, kaip man sakydavo, taip sako tau Dievas, ten bet visą kitą. Žinote, tu stovi taip ir sakai, Dieve. Tu matai, aš net apie tai net negalvoju. Ten, žinote, Giedrius tenais nori taip ir taip padaryti. Dieve, aš net apie tai net negalvoju. Net mintis neatėjo. Ir jeigu mes būsime paviršutiniški, jeigu mes neieškosime to šventumo, jeigu mes nesiugdysim tikėjime, mes labai daug padarysime klaidų, nes mes savo mintis išduosime kaip Dievo mintis. Brangiai, ieškokite jo, ištirkite ir nenueikite nuo jo žodžių. Žinot, kada mokiniai pamatė, kad Jėzus nepriima kaimeliai keletą kaimelių, ką jie norėjo padaryti? Jiems tikėjimų užteko. Jie sako, tik tark žodį. Ir tu ugnis nužengs. O Jėzus tarė žodį. Sako, jūs ne tos dvasios. Jeigu šiandieną tu išgirdai, kad Dievas sako, tu ne tos dvasios, kaip tu reaguosi tai? Sakyk, Giedrius, atsakyk, tokį klausimą užduodė ir po to nesakai. Tai brangiai, iš tikrųjų, aš nežinau jūsų gyvenimo. Gal jūs iš tikrųjų šiandieną buvot ne tos dvasios. Galbūt jūs šiandieną kažką paminėt, save išaukštinot, kažką pažeminat ir visą kitą. Ir laukite, kad Dievas jums atsakys. Dievas ir sakys, ką tu padarėjai. Aš teisingai padariau. Bet Dievas, jisai veda mus prie to. Kad žiūrėkite, apie Jėzų parašyta, jisai davė man išminties žodžius, kad aš pakelčiau, kuris neturi jėgų. Dievo žodis, jisai statydina. Dievo žodis statydina tave ir mane. Ir kada mes analizuojame jį, kada mes mąstome apie jį, kada mes brangiai, vėlgi, mes, jeigu nebūsime atviri prieš Dievą, jeigu mes neieškosime šventumo, tyrumo jo akivaizdoje ir gyventi tame, mes negalėsime išgirsti tiek Dievo žodžio, tiek jo balso, kiek reikėtų mums. Nes dažniausiai, brangiai, kada žmogus jisai tiesiog, žinote, nėra sąžiningas, jisai, ta prasme, ką čia dabar ten vėl tas Giedrius atgailaukit. Ne tiek aš sakau, kai atgailaukit, kiek jūs atsiverkite prieš Dievą. Ir jeigu dvejojate, jūs jam ir sakykite, ne tai, kad man užduodė dvejoti, aš turiu pasitikėti ir taip toliau. Ne, jeigu tu dvejoji, tai ir sakyk, Dieve, aš dvejoju. Gal šitoje situacijoje aš neturėčiau dvejoti, bet aš dvejoju, Dieve, padėk man. Ir Dievas padeda.
Ir Dievas mato tą sąžiningą tavo širdį ir Jisai tada pradeda veikti tame. Jisai nurodys. Ir tu pamatysi skirtumus, kada yra tavo mintis, kada yra Dievo mintis. Kada yra tavo noras, kad šventoji dvasia būtent tai veiktų ir yra šventosios dvasios veikimas. Prisimenu, aš sakiau, aš norėjau, kad Dievas pasakytų, nes aš buvau įsitikinęs apie tą brolį. Kad Dievas visiškai ką kitą pasakė. Ir jeigu esi sąžiningas, Dievas gali per tave prakalbėti. Ir brangiai, jeigu jūs jaučiate pranašiškus žodžius, jeigu jūs brangiai jaučiate ir pradedate matyti regėjimus, arba pradedate matyti ir gauti apreiškimo žodžius, brangiai, aš maldauju jūsų, ateikite pas savo pastorius. Ateikite pas juos. Jie ves jūs, jie pamokys, jie dirbs su jumis. Nes brangiai, kada, žinote, žmogus kaip ir sako, kad aš gavau iš Dievo, aš nežinau, ar tu gavai iš Dievo, tai galima patikrinti. Ir žinote, žmogus sako, aš gavau iš Dievo, po to taip toliau, ir tu žiūri, kad jis jau nuplaukė. Ir Dievo žodis, apreiškimas, pranašystė, regėjimai, reikalingi ne tam, kad tu būtai kietas. Ir kad tu būtai toksai nugalėtojas, bet reikalinga, kad ugdytųsi bažnyčia. O pats tikriausias pranašiškas žodis yra Dievo žodis, Biblija. Ir jeigu šiandien tavo apreiškimas, kurį tu gavai, nesutinka su Biblija, aš drąsiai sakau, tai nėra apreiškimas iš Dievo. Aš žinau, tai yra labai sunki tema ir tu negali apibūdinti per valandą, per 2, per 3, nes tai yra jūsų gyvenime. Jūs padarėte daugybę klaidų. Jūs netgi patys šiai dienai žinote, kur jūs įstatinėjote, kad tai buvo Dievo balsas, po to matėte, kad tai buvo visiškas šnipštas. Tai buvo jūsų emocija, tai buvo jūsų noras, kad būtent Dievas prakalbėtų. Jūs jau daug ką žinote. Tai šiandieną atsiverkite prieš Dievą, šiandieną atsiverkite prieš jį. Ir sakykite, Dieve, kalbėk man. Ir paprašykite, kad, kaip rašte parašyta, kad Dievas užsirūstino ant Mirjam ir Aarono. Jisai pasakė, kaip aš kalbu su pranašais, o kaip kalbu aš su Moze. Veidas į veidą. Ieškokite Dievo veido. Ieškokite jo. Jisai apsireikš. Jisai kalbės. Bet brangieji, pats didžiausias melas, kada mes patys apgudinėjom save. Nieko naujo aš jums nepasakiau. Absoliučiai nieko naujo nepasakiau. Viskas tai buvo ir bus. Ištirkite dvasias. Ieškokite Dievo. Būkite jo žodyje ir kuo įmanoma daugiau. Ir pamatysite, jūs išmoksite atskirti, kur kalba Dievas ir kur kalba jūsų emocija. O tai pasirodo labai arti. Tai, kad brangus mano broli, mano seserė, pasidžiaugime Dievu. Nes jisai šiandieną nei vieno iš mūsų nepažemino. Šiandieną jisai neatsižadėjo nei vieno iš mūsų. Atvirkščiai, jisai šiandieną statydino mus. Jisai rodė, kiek gali būti klystkelių, kiek gali būti viso to. Ir jisai tą darė. Kodėl? Todėl, kad tu vieną dieną atsistotai prieš jį. Ir pasakytai, kad visą tą, ką tu man davėjai, ir visą tą, ką tu sakėjai, aš įvykdžiau. Samuelis jisai nežinojo. Jisai nežinojo, kaip kalba Dievas. Ir jam atrodė, kad jį tai tiesiog žmogus kviečia. Bet brangiai, tas žmogus, nors jisai buvo visiškai niekam tikęs. Galbūt aš šiandieną tavo akise esu niekas, nulio vertas. Bet Dievas galėjo šiandieną ir per mane kalbėti tokį žmogų. Nes jeigu jisai per tą šventiką, kuris niekaip negalėjo susitvarkyti su savo vaikais, kuris bažnyčiai padarė didelę palaidą balą, brangiai, jisai vis tiek išmokė Samuelį pasakyti paprastus ir tobulus žodžius, ant kurių ir mes turime statytis. Kalbėk viešpate, nes tavo tarnas klauso. Brangiai, mes kitą kartą norime, kad jisai kalbėtų man kaip sūnui, kaip daugtariai, kaip taip toliau, visą kitą, bet brangiai mes esame ir jo tarnai, nes mes pašaukti tarnauti jam. Bet mumise yra įsūnystės dvasia. Mumise yra tas pašaukimas, kurį Dievas mums kiekvienam davė. Ir brangiai, nepaleiskite būtent šitos progos šiandieną pasižiūrėti į savo širdį per Dievo akis, per jo malonę, per jo galybę. Kad jūs galėtumėte pasakyti, Dieve, aš padariau daugybę klaidų. Aš esu įsakęs daugybę žodžių, kurie tiesiog darė daug.
Aš padariau tiek daug, nes galvoju, kad kitą kartą tu mane vedi ir daug yra klišių. Bet aš žinau, aš tikiu Dieve, kad būtent po šito susitikimo, kad tu kažką darai mano gyvenime ir tai jau nebepasibaigs po savaitės, po 2. Ir aš tikiu Dieve, kad bus tas dangus tikrai. Ir aš gyvensiu tame danguje. Gyvendama šioje žemėje, aš gyvensiu danguje. Nes aš girdžiu jau šiandieną tavo balsą, nes tu man sakai, ateik pas mane. Ateik, jeigu tu net ir padarai klaidą. Aš šiandieną girdžiu tavo balsą, kada tu sakai, ateik, nes aš atgaivinsiu. Mano tikslas padaryti iš tavęs gerą kovotoją. Mano tikslas padaryti iš tavęs kažką tobulo, tvirto, kuris šioje žemėje jau eini į amžinybę ir turi visą tai. Brangieji, Dievas šiandieną jisai nori sujudinti mūsų pamatą. Ir nori, kad jo pamatas jisai tikrai būtų tvirtai padėtas. Kad mes suprastume, jeigu mes ir padarėme lygi šioliai vienokias ar kitokias klišės, jisai neatsižada mūsų. Ir va tai yra tyras jo žodis. Tai yra tikras jo žodis, nes jisai yra patvirtintas jo žodžiu, nes amžina meilė savo kentėjimais, ne kitų, ne svetimų krauju, o savo krauju jisai sumokėjo už tave ir mane. Brangieji. Ir čia prasideda pagrindas mums iš tiesų džiaugtis. Ir žinote, Dieve, tu man ir toliau kalbėsi. Bet aš žinau, toliau ir mano emocija norės kalbėti. Ir velnias norės irgi prakalbėti. Jisai duos dvejonės, jisai duos abejonės. Bet aš žinau, kad tu gali mane sutvirtinti. Ir jau daugiau nieks manęs nenugalės. Nes aš slepiuosi tavyje. Aš giriuosi tavim. Nes tu mano viešpats. Tu mano atpirkėjas. Ir tu suradai mane tokį, į kokį mane nieks nepasižiūrėtų. O šiandien aš esu tavo vaikas, tavo ganyklos avelė. Brangieji, aš noriu kartu su jumis pasimelst ir kiek jūs ieškosite Dievo, jau priklauso nebe nuo manęs, bet nuo jūsų pačių. Šiandien užkabinau ganėtinai paviršutiniškai vienus ar kitus klausimus, bet jau priklauso viskas nuo jūsų. Jūs žinote, kad kalba jūsų emocijos, žinote, kad kalba Dievas, žinote, kad kalba velnias. Ir va dabar jūs nuo šito galite atsispirti ir sekti Dievu. Ir sakyti, Dieve, mano širdis trokšta, kad tik tais tu kalbėtum. Mokyk mane. Pasimelsim, gerai? Viešpatie Dieve brangus, mes visi atsistojame tavo akivaizdoje. Ir viešpatie, mes labai daug esame padarę klaidų. Mes dažną kartą netgi